Check the mic and make sure it sound right, boys. Labas rytas. Einam užsisakyti, pavalgyti pusryčių ir papasakosiu, ką čia šiandieną veiksim. Gavom užsakymą, nebuvo ten sėdimų vietų, tai pasiėmu su savimi įsinešimui ir einam atsėsim, parkelį pavalgysim. Arbata su pienu. Kas nežino, Taivanas pasižymi savo arbatą visą ir daugiau turi arbatos gerti negu kavošę. Ir pusryčiai pagrinde yra keli variantai čia, ką valgo žmonės. Tai yra tokie kaip ryžių kamuoliai, iš išorės ryžiai, tokį padaro burbulą ir vidun prideda visokių ten dalykėlių. Kita opcija, ką aš pasiėmiau, tai čia yra egg pancake roll vadinasi. Tai blynas, kiaušinis viduje, omletas ir dar pas mane čia su beikonu ir sūriu. Tai visas šitas komplektukas kainavo $100, 100 taivanietiškų dolerių yra €2,71. Tai va, o šiandienos planas, kadangi šiandien yra gruodžio 31 diena ir to jau yra nauji metai ir Taivanas, ypač Taipėjus, yra garsus naujais metais, kad čia nauji metai tikrai yra galingi. Vien dėl to, kad yra toks pastatas Taipei 101 ir nuo jo šaudomi yra įspūdingi fejerverkai. Tai nueisim ten kartu, pasižiūrėsim, kaip tie fejerverkai atrodo ir pasilinksminsim tikriausiai. O prieš tai papusryčiaujam ir varysim į žygį. Apie 9 km pasivaikščiosim, pasižiūrėsim, kaip atrodo Taivano gamta. Dar koks dalykas, neparodžiau, kaip atrodo pinigai, parodysiu, kaip atrodo doleriai. Didžiausia kupūra, nežinau kokia yra, bet 1000 irgi nebeturėjau, bet žodžiu. Taip atrodo 100, taip pat 100 yra kažkur. 2,7, 3 eurų beveik. Tai 500. Ir turi dar metalinių pinigų, tai pavyzdžiui, šitas geltonas yra $50. Ir eina dešimtukai ir mažiau. Tai va. Gerai, skanaus valgom, ruošiamės į žygį ir susitinkam kitam kadre. Einam parodys, kaip mano barakas atrodo. Taip atrodo liftas taivanietiškas. Taip atrodo Slim Shady. Gerai, nespėjom į pirmą busą, varom su busu čia nevažiavau, tik tai su metro, tai pažiūrėsim, kaip čia veikia ta sistema. Lyja, ant kiekvieno kampo čia yra po Family Mart ir po 7-Eleven. Realiai net nereikia parintis, jeigu reikia parduotuvę, tikrai žinai, kad bus už kažkokio kampo. Žodžiu, nesąmonę susinervau, visas laukiau kokį 20 minučių, pravažiavo keli autobusai, kame esmė. Google Mapsai nerašo pavadinimo. Autobuso skaičius, rašo tiktais va, kur lokacija. Praleidau taip vieną autobusą. Tada paklausiau vietinės, sakau, koks skaičius turėtų būti autobusą, kad man nusigauti tą vietą, kur man reikia. Sako 236. Ok, laukiu 236, važiuoja autobusai, važiuoja ir nieko, žodžiu. Esmė, kad ten yra viena stotelė ir čia yra stotelė viena. Ir jeigu tu, pavyzdžiui, nepašauki, kaip šitą moterį dabar stovi ir nepakėlė rankos, tai autobusas ir nesustos. Tai niekada ir nestojo. 251. Laukiam autobuso. Tai va, tokios stokelės. Viskas, pagaliau išeita iš autiko. Pradėjo kažkaip nebe ten važiuoti, išlipau į tolimesnę biškį stotelę, tai dabar varom sutikti su Lukiaušu, apie 10 minučių kelio iki kavinės. Lašnoja, bet nusipirksim lietpalčius ir pradėsim savo žygelį kažkur. Ir čia labai skirtumas yra didelis tarp
nu, jaučiasi tarp Taivano ir Vietnamo. Ypač su gatvių ir žmonių eismu visų. Čia, pavyzdžiui, visi laukia absoliučiai prie, nors ir maža gatvytė būtų, bet visi laukia ir neina, kol neužsidegs žalias signalas eit. Vietname tai čia durnis. Visi eitų ir būtų senai pamiršta. Tai labai keista, reikėjo atprasti nuo to chaoso ir vėl į tokį tvarkingumą pereiti, žodžiu. Neiti, kur papuolo, palaukti. Kaip ir kiekvienam haike, nieko nesimato. Viskas bėla kaip tinka prie šukosnės. Bežionės. Katovi benangė. Rudakoja. Kokias greitas. Man pat tas medžius karstas tokius kokias bežionės. Buvo vadė. Tokios triukšmauja, matai? Jo. Ne, bet metu triukšmauja. Noriu parodyti, ką nusipirkau. Parduotuvėj. Pardavinėja kiaušinius. Parduotuvėse. Tai yra arbatai virtas kiaušinis. Bulvė, papajų pienas. Galima gerai, kiaušas, bulvė, pienukas. Sumbagėlio valgys. Dabar tai paprastas kiaušinis. Norėsim į Martą tada. Reiks dar kartą pirkti. Tai primena labai. Bulvė. Gal to, ne? Bulvė. Tikrai, ne? Nori? Daug paragaut bulvės. O, skabo. Gera bulvė. Galiu arbatai virti. Saldi bulvė. Aš ne, mano laikas apie bulvę nevajo. Pragrįžom iš žygiaus, visas smirdantis šlapės. Ką, apsiplūsiam, susirašėm, darom vakarinį makiažą ir lysim į miestą. Varysim pavalgyti kažkur, gal į turgų kokį vieną kitą užeisim. Prisijunkit į nuotykius. Vakarinis outfitas, viskas, varom į metro, varysim į turgų. Ir tam turgui varysim pavalgyti kažką. Paužkandžiauti visokių gerybių, vėliau pažiūrėti fejerverkų, žiūrėsim iš jėgos viskas. Tai va, einam parodys, kaip atrodo metro. Kiekvienas turi, nu ne kiekvienas, kas nori nusipirka Easy Travel kortelę. Aš tokią nusipirkau, kad prie plaukų tiktų. Nusiskanuoji. Visi labai gražiai stovi tokiose linijose, waiting lines. Nu ką, viskas atvyko. Išeinant irgi atsižymė su savo Hello Kitty.
Žiūrėkit parduotuvę. Nieko neprimena. Tada jinai iškepa. Nepakartai sukrenta į vidų ir sudeda ant tampa. Taip, nežinau, Bandeliuškė. Šiandien $5. Už bandeliuškę. Žodžiu, vidui mėsytę. Čia tikrai labai skanu. Yra manduška. Žiūrėk, kaip čia atrodo. labai gerai atrodo. Na, juokingai labai. Ni hao, brown sugar, one. Šešė. Gam bandушка. Tak, gerai. Tikrai jaučias rudas cukrus. Cepelinoje? Amen. Tavan byra. $8. O, kaip Lietuvoj. Žiūrėk. Wow. $100. Daugiau negu euras. Lietuvoj brangiau. O čia šitie kaip ir Vietname buvo, tada irgi. Man rodos Korėjos yra dalykas. Barbecue fish cake. Ni hao. Žiauriai stinky tofu, žiauriai smirda. Bet reiks pabandyti kažkodą stinky tofu. Čia toks irgi vietinis skanėstas. O. Bliam, čia galima išleisti pinigų kiek. Oi. Pažiūrėk, kaip gražiai atrodo. Bliam, gerai. Visai gerų dalykų atrodo yra. Skanių. Skanių nesąmonių visokių. Hometown barbecue chicken. Už kažką 100 gali sumokėti. Ką čia turim? Turim vištos gabalą. Gerai atrodo. Pavalgėm, einam toliau ieškoti, nesąmonė. Einam apžiūrėsim, ką galima laimėti loterijai. Servetėlių galima laimėti. Tuščių butelių, tuščių stiklinių, pieno, čipsų, nesąmonė kažkokių. Pokių galima laimėti. Bomšpakų galima laimėti. Sausainių galima laimėti. Pagalvių galima laimėti. Tulikinę. Žodžiu, visko, ką tik širdis geidžia. Kažką? You okay? I'm okay. Kaip frytkas įdomu. Mišelino vieta. Oi, čia Mišelino. 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 metų Mišelinai. Kaip atrodo močiai. Geras? Pažiūrėsim, ar tikrai vertas Mišelino gaidų. Gerulis, mame. Tikės turgus, varom link Taipei 101, pažiūrėsim. Gal ir kokį barą užsuksim. Einam nusipirkti vietinės arbatos, labai skanios. Vietinės arbatos. Jinai vadinasi sojų. Nu, ta beskonė, bet jis stiprų buvo. Ne. Jakulta. Jogurtinis sojų arbata. Taip, vanėlis. Sveikatą. Jau prasideda žmonių laukimas. Wow. Papildymas. Štai ir Taipei 101. Skečio karalystė. Visur. Pakėlėm biškį lokaciją.
Nebesmato viršūnės. 23, 22, 21, 20. 4, 3, 2, 1. Let's go. O geras laikas dabar pastatą lėktuvą įvaryti. Na, aš noriu padėkoti debesis, labai dėkuoju. Kai gerai matosi. Šakotis. Kiek pinigų į orą išleista, ką? Kiek pinigų? Happy New Year! Čia TP 101. Kokį šūdą groja čia, bet vaizdas geras. Oi. Durnas. Nesąmonė. Palikau savo kažkokius draugus, ką tik sutiktus. Ant stogo lyja belekai. Tai visas peršlapęs esu. Su naujais metais, publika. Labanaktis. Labas rytas. Su naujais metais. Sveikučiai. Atvariau prie prūdo pavalgyt. Tai pasiėmiau tą rice ball, pasiėmiau dar išpardęs milk tea ir pasiėmiau dar vieną onigirį. Pažiūrėkit, kaip atrodo šitas rice ballas. Kainavo $45. Tai čia yra nepilni 2 eurai. Taip atrodo. Hom. Taip ir valgom su publika. Voveraitė dar prisistatė. Nu ką, viskas. Tikriausiai čia video ir užsibaigs. Ačiū labai, kad pažiūrėjai. Tai nauji metai sutikti. Gal nebuvo tokie galingi, kaip įsivaizdavau. Fejerverkai smagu, gražu, bet nežinau, daug pilis irgi ne ką mažiau atsilieka, man atrodo. Tai va, linkiu gražių jums naujų metų. Daug šviesos, daug pozityvo ir be abejo, ko niekada nebus gana, tai daug sveikatos. Linkėjimai iš Taivano. Susimatom kažkur, kitam kažkokiam nuotykiui. It sound right, boy.